Olio pasakos. Olis ir brokolis. Žadintuvas jau nuskambėjo ir Olis lipo iš lovos pasitikti naują dieną. Miegas suteikia tiek daug jėgų, tad Olis jaučiasi pasiruošęs naujai dienai. Jis tirkinėja nuo kojos ant kojos ir su plačia šypsena pasiekia savo virtuvę. Laikas pusryčiams. Ką čia šiandien suvalgius, pagalvoja Olis ir atveria šaldytuvo duris. Šaldytuve daug maisto nėra. Tiesą sakant, yra tik pienas, sūrelis ir brokolis. Brokolio tai Olis tikrai nenori. Olis nori kažko skanaus, kad širdelė džiaugtųsi. Tad Olis griebia sūrelį, iš spintelės dar išsitraukia pakelį sausainių ir atsigėręs limonado mėgaujasi savo pusrytiniais skanumynais. Čia tai diena, kai jau nuo ryto gali džiaugtis skanėstais. Kai paskutiniai kąsniai jau pasiekia Olio pilvelį, iš kiemo pasigirsta linksmi kaimynų balsai. Olis pasistebia, kad pasižiūrėti, kas ten kieme šurmuliuoja, o ten Marija ir Sofija išdykauja žaidimų aikštelėje. Olis itin apsidžiaugė, jam labai patinka žaisti su Marija ir Sofija, tad griebia savo megztuką, batus ir jau kiek kojas neša bėga pas draugės į kiemą. Vos pasiekęs aikštelę, Olis jau jaučiasi pavargęs. Turbūt per daug greitai bėgo, reikia pailsėti, bet Marija ir Sofija jau atsineša šokdynę. Gal eime kartu pašokinėti per šokdynę? Mes suksime, o tau reikės neužkliūti. Oliui siūlo Marija. Koks linksmas žaidimas, džiaugiasi Olis. Man visuomet patinka šokinėti per šokdynę. Mergaitės suko šokdynę ratu, Olis kartą peršoka, dar kartą peršoka ir dar vienas šuoliukas, o tada ir užkliūna. Šokdynė pakimba ant jo kojos, o pats Olis vos neparkrenta ant žemės. Olis jaučiasi pavargęs, net šokdynė jam nebeatrodo linksmai. Marija, Sofija, gal nuveikime ką kitą, siūlo Olis. Aš jaučiuosi pavargęs, neturiu jėgų šokinėti per šokdynę. Mergaitės nusimena, jos tikrai norėjo pažaisti su šokdynė, bet kieme tiek daug linksmybių. Gal lipkime ant kalvos, ten labai gražus vaizdas, draugams pasiūlo Sofija. Lipkime, net cypteli iš džiaugsmo Olis. Jis jau įsivaizduoja, koks gražus vaizdas atsivers nuo viršaus, kai matysis visos pievos ir jo namai apsupti visų kaimyninių gatvių. Sofija ir Marija pasileidžia kalvos link. Mergaitės jau beveik pasiekė viršų, o Olis vos tik pradėjo lipti į kalvą ir jau nebeturi jėgų pajudėti daugiau, nė žingsnelio. Olis krenta ant grindinio viduryje kalvos, jis šiandien tikrai nepavys Sofijos ir Marijos, o ir vaizdo nuo kalno nepamatys. Olis visiškai neturi jėgų. Marija jau leidžiasi nuo kalno žemyn, ji jau pasidžiaugia vaizdu, pamatė visus namus iki pat horizonto, o dabar eina link Olio sėdinčio viduryje kalvos. Oli, kas nutiko? Kodėl tu neteini su mumis ant kalvos pasižiūrėti į miestelį iš viršaus? Olio teiraujasi Marija. Aš visiškai neturiu tam jėgų, nusiminęs atsako Olis. Marija susikremta, žvilgteli į Sofiją ir staiga jai kyla mintis. O kas jeigu visi eitume į smėlio dėžę statyti pilių? Šitą tai tikrai galime daryti kartu. Olis susimąsto. Na, pilis jam tikrai pavyks pastatyti, tad linkteli mergaitėms ir tryse jie patraukia smėlio dėžės link. Statyti pilis vienas mėgstamiausių Olio užsiėmimų. Jis mėgsta bokštus ir tunelius ir visuomet apsaugo pilį su gynybiniu grioviu aplink. Olis paima kastuvėlį ir kibirėlį ir pradeda statyti smėlio pilis. Vos pirmasis bokštas stovi pastatytas, Olis pakelia akis ir jam net akys išsipučia. Sofija ir Marija jau pastačiusios visą pilių miestą. Smėlio dėžėje jau stovi bokštai, maži namukai,
upės ir gatvės, o gatvėse net matosi maži gyventojai sėdintys ant suoliukų ar keliaujantis namo. Olis jaučiasi pasimetęs. Kaip jums tai pavyko? Iš kur pas kiemo drauges tiek energijos? Marija, Sofija, kaip jūs pastatėt visą miestą taip greitai? Kaip jūs taip lengvai įlipote į kalvą? Iš kur pas jūs tiek energijos, kad jūs ir su Šokdyne galėjot žaisti ir žaisti? Olis pavydžiai klausė draugių. Aš gerai pamiegojau ir pusryčiams suvalgiau pilną skanėstų, bet nesu nei toks greitas, nei toks energingas kaip jūs. Olis tikrai jaučiasi nusiminęs. Marija ir Sofija susimąsto. Žinau, staiga viską supranta Sofija. Oli, miegas yra labai svarbus. Jis duoda daug energijos, bet dar svarbiau yra valgyti sveiką maistą. Jis padaro mus stipresnius, greitesnius ir energingesnius, tad galime žaisti niekada nesustodami. Olis supranta, jis ką tik sužinojo didžiausią paslaptį pasaulyje. Nuo šiol jis visuomet rinksis sveiką maistą, ne skanėstus. Tad jau kitą rytą, gerai pamiegojęs ir nustriksėjęs iki šaldytuvo, jis iš jo išsitraukia brokolį. Kanda brokolio šoną ir nustemba. Brokolis daug skanesnis, nei jis galvojo. Brokolį pasiekus pilvelį, Olis bėga į lauką žaisti su Marija ir Sofija. Ir šiandien viskas jau visai kitaip. Olis šokinėja nuo kojos ant kojos per Šokdynę, o užkliuvęs turi dar daug jėgų pradėti šokinėjimą iš naujo. Olis užbėga ir į kalvos viršūnę ir stebi didelį miestą, mato savo namą ir visus aplink žaidžiančius kaimynus. O vakare Olis su Marija ir Sofija stato smėlio pilis, smėlio gatves, smėlio namus, smėlio žmogeliukus ir visą smėlio pasaulį, nes dabar Olis turi daugybę jėgų, jis gali nenustoti žaisti visą dieną. Kaip gerai kartais sužinoti tokias paslaptis.